Nu tai kažką gal išeis kažkas. Taip, aš buvau viena iš tų, kurie dalyvavo kuriant vertybės ir jos buvo sukurtos mūsų pačių, apie tai, kuo iš tikrųjų gyvenom ir apie ką galvojom. Tai iš tikrųjų manau, kad jos ir geriausiai atspindi tai, kokie mes esam. Prisiminus vertybės gali grįžti atgal į kelią. Dažnai šiaip pavalgom tortą. Ne kiekvieną dieną filmuojame. Vienas tu lauke ne karys ir vertybės padeda mums turėti vienodą požiūrį į tam tikras problemas ir jas sprendžiant priimti vieningą sprendimą. Kiek smalsuolių. Ne, mes tiesiog kavos norim. Aš manau taip, jeigu asmeninės ir įmonės vertybės neprieštarauja vienos kitoms, tai reiškia, tu dirbi mėgstamą darbą ir tau ta įmonė tinka ir patinka. Aš turiu dar daug labai ko pasakyti, dar daugiau. Man šita tema yra labai svarbi ir labai džiaugiuosi, kad įmonėje apie tai kalbam. Iš savo pozicijos aš vienareikšmiškai vadovaujuos tom vertybėm, kurios sutampa su mano. Perfrazuosiu, tai nuolat tobulėti, niekada neužsisėdėti vietoje ir siekti įdomesnių sprendimų. Netgi sakyčiau, darbe gal net ir papildo kai kurias ir asmeninės vertybės. Tai čia arba klausimas, arba užduotis. Pavyks pagauti. Dieve, kad tik tai ištrauktų gerą, kad tik tai ištrauktų gerą. Parodyk, kaip atrodo tavo darbo vieta, kodėl jie tau patinka. Gerai, galime ateiti. Sveiki atvykę. Gal galiu susitvarkyti. Sveiki, čia yra mano darbo vieta. Visą laiką geriu daug vandens, nes tai yra labai sveika. Ir aišku, sveiki užkandžiai. Mūsų tapetas. Atsidūrei negyvenamoje saloje, kaip pranoksi savo lūkesčius išgyventi. Negyvenamoje saloje nenorėčiau, bet spa taip labai man patinka vienai pabūti. Taip, nupiešk obuolį 5 skirtingais būdais. Kaip man jį nupiešti, gali būti užsimerkus nupiešti obuolį. Kartais nežinom, kaip ką darom ir žinau, galiu piešti obuolį. Pagalvok kūrybiškai, kaip pasvertum lėktuvą be svarstyklių. Man dabar iš tikrųjų noris prašyti pagalbų savo sūnaus. Maža, pabandom. Gal bus vertų? Tik tais garsekai. Ar galima jausti saugiai tiek ramioje, tiek banguotoje jūroje? Kodėl? Aš manau, jeigu plauki patikimų laivų, jeigu turi gerą komandą ir geras kapitonas, aš manau, kad galima jaustis ir ramioj, ir banguotoje jūroje ramiai.